Aš esu Rasa, moteris, mama ir UMA mentorė. Labai myliu paauglės ir savo ne per seniausiai atsakiau į klausimą, kodėl aš jas taip myliu. Todėl, kad aš pati esu viena iš jų. Man daug užtruko metų priimti tą paauglę savyje, o šiandien aš ją žaviuosi drąsia, matuojančia ribas, ieškančia savo unikalumo, ieškančia savo autoritetų, bendrystės, seserystės ir kitų dalykų. Tai aš esu paauglė. Aš esu viena iš jūsų. Antroji priežastis turbūt todėl, kad aš labai noriu, kad jaunos merginos ne taip vėlai kaip aš pati pajustų moteriškos bendrystės skonį. Kad pajustų kaip toje erdvėje, kur nėra vietos konkurencijai, kur nėra vietos intrigom, apkalbom ir kitiem nelabai gražiem dalykam, kaip toje erdvėje gali būti gera, kur tave priima, kur tave palaiko, kur būna su tavim, kad ir kokia tu bebūtum. Ir leidžia tau būti visokiai. Man ta bendrystė yra tokia ypatinga erdvė ir kai aš ją savo gyvenime patyriau, mano gyvenimas pradėjo keistis labai stipriai. Ir aš šiandien linkėčiau turbūt kiekvienai jaunai merginai tai patirti ir kuo anksčiau. Man turbūt visų pirma geras žmogus yra tas, kuris gyvena atvirą širdim. Gėris gyvena širdyje, niekur kitur. Mūsų viduje, mūsų širdise ir jeigu žmogus keliauja per gyvenimą tą atvirą širdim, natūralu, kad jis spinduliuoja gėrį. Mano dienoje man labai svarbu rytai. Man apskritai rytas yra toks magiškas paros metas, kai viskas bunda tokį lėtą, švarų, tylų, tyrą laiką savo. Ir man labai patinka stebėti, kaip saulė teka. Labai patinka stebėti, kaip bunda gamta, kaip keičiasi spalvos namuose. Ir paprastai aš rytą skiriu savo ir savo kažkokiem lėtiem ritualam. Tai yra tas dienos tarpelis, kur aš galiu sustoti. Labai daug kur jaučiausi kitokia nei kitos paauglės. Visų pirma, jaučiausi labai negraži. Tai buvau tas bjaurusis ančiukas ir išgyvenau turbūt visas įmanomas bjauriojo ančiuko fazes, nuo savęs nepriėmimo, slėpimosi po plačiais tamsiais rūbais, iki nepritapimo klasėje, bent jau prie tos grupelės šauniųjų, nuostabiųjų klasiokų ir klasiokių. Nepritapau, kai iškildavo patyčių klausimas, pavyzdžiui, klasėje. Aš buvau gan tyli ir rami, tokia nematoma pilka pelytė, bet jeigu kas nors užkliudydavo dar silpnesnį už mane, aš staiga galėdavau pavirsti liūtų. Tais atvejais visuomet išsakydavau savo nuomonę ir tiesiog negalėdavau nutylėti ir likti nuošalyje. Bet turbūt tuo ir išsiskirdavau už kitų.